Sveiki, šį kartą laidą pradėkime nuo istorinių momentų, kurie vasario 15-ąją įrašė į istorijos puslapius. 1564-aisiais šią dieną gimė Galilėjas Galilėjus, italų astronomas, matematikas, filosofas ir fizikas. 2000-aisiais šią dieną Briuselyje prasidėjo oficialios Lietuvos derybos dėl narystės Europos Sąjungoje. 1903-aisiais Morisas Michtomas su žmona Roza pagamino pirmąjį pliušinį meškiną Amerikoje. Ir 1913-aisiais Niujorke surengta pirmoji avangardinio meno paroda. O dabar įdomiausios šios dienos spaudos publikacijos. Papasakotas Justino Marcinkevičiaus gyvenimas šįryt Respublikoje. Ryt metai, kai anapusybėn išėjo vienas didžiausių visų laikų lietuvių poetų Justinas Marcinkevičius. Poetui mirus, Lietuvos visuomenė puolė knygynuose masiškai ieškoti jo knygų. Tuomet leidyklos susizgribo. Knygų lentynose beveik neliko. Leidykla Tyto Alba štai dabar skaitytojams dovanojo Justino Marcinkevičiaus viso gyvenimo poezijos rinktinę Papasakoti gyvenimą. Apie metus be Justino Marcinkevičiaus pasakoja ir kiti šio ryto dienraščiai. Respublika praneša, jog vakar Snoro komisijai atsiskaitė du bankininkai. Laikinoji Seimo tyrimo komisija, tyrianti Snoro žlugimą, apklausė dabartinį Lietuvos banko valdybos pirmininką Vitą Vasiliauską ir buvusį Lietuvos banko valdybos pirmininką Reinoldijų Šarkiną. Kadangi investicijos iš Jungtinių Amerikos valstijų į Lietuvą pačios neateina, jas pritraukti nuo šiol bandys Lietuvos verslo atstovybė San Franciske. Viliamasi, kad naujas Investuok Lietuvoje biuras padės Lietuvai pritraukti gerokai daugiau JAV kompanijų nei veikia dabar, praneša dienraštis Lietuvos rytas. Metas kalbėti apie Lietuvą, skelbia Vilniaus diena. Nacionalinė dramaturgija, vietos aktualijos ir spektakliai, kurių centre atsiduria ne individas, o tauta. Kodėl teatro menininkai būtent dabar ypač aštriai prabilo apie lietuvių tautinę tapatybę? Apie tai pokalbis su žymiausiais Lietuvos dramaturgais. Lietuvos centrinėme valstybės archyve aptikti unikalūs radiniai. Tautos patriarcho Jono Basanavičiaus asmens tapatybės dokumentai. Tarp jų paties Basanavičiaus rašyti prašymai išduoti liudijimus, pildytos anketos ar surašytas gimimo liudijimas. Daugiau Vilniaus dienos publikacijoje apie aptiktą lobį. Neseniai pasirodžiusioje knygoje Sąjūdžio ištakų beieškant nepaklusniųjų tinklaveikos gale, istorikai, politologai, sociologai atsako į klausimą, kaip sovietinėje visuomenėje galėjo kilti sąjūdis. Kaip toji visuomenė 1988 metais galėjo susiorganizuoti į galingą judėjimą, ne tik pakeitusi valdymo sistemą Lietuvoje, bet ir išklibinusi Sovietų sąjungos pamatus. Plačiau apie šią temą Lietuvos žiniose. Drąsa ir naujas požiūris atperka galimybę klysti, pasakoja Verslo žinios. Lietuvos viešajame sektoriuje vis dažniau svarbus postai patikimi vadovams dar nesulaukusiems 40 metų. Ekspertai tokią tendenciją vertina teigiamai. Tiesa, jie nepamiršta pabrėžti, kad jaunas amžius didina klaidingų sprendimų galimybę. Vis dėlto drąsesnis požiūris duoda daugiau naudos nei virimas savo sultyse. Lietuvos ryto antraštė skelbia, metų krepšininko titulas atiteko vokiečiui. Dallas Mavericks klubo žaidėjas Dirkas Novicki pripažintas geriausiu praėjusių metų Europos krepšininku. Vokietis triumfavo ir 2005 metais pirmą kartą FIBA Europe surengtoje apklausoje. Na ką, šiandien visų mūsų laukia prasminga darbo diena, o rytoj užuotėję į darbus visi minėsime vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Priminsiu jums apie svarbiausius sostinės renginius. 12 valandą lygiai vidurdienį 3 Baltijos valstybių vėliavų pakelimo ceremonija Simono Daukanto aikštėje, kur nuskambės ir Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas. Nuo 14 valandos katedros aikštėje organizuojama vieša pilietinė akcija Būk Lietuvos dalis. Nuo 17 valandos 16 simbolinių laužų deginimas Gedimino prospekte, nuo katedros aikštės iki Kudirkos aikštės. Ir vakare katedros aikštėje ugnies renginys Lietuvos ugnis. Tokie renginiai, gražios jums šventės rytoj, o šiandien jums linkiu darbingos dienos. Viso.